O, sveiki kapitonai žvėjai ir turistautojai. Ką šiandien nusprendėm su Rapolu, kaip sakant, paturistauti. Tai mūsų šiandienos tema 24 valandos kateryje. Varau pasimti Rapolo iš traukinių stoties. Ir mes pradėsim šiandien savo tripą. Pažvėjosim, maisto pagaminsim, galbūt ir pasimaudysim, nežinau, bandysim kažką tokio linksmo ir gero nuveikti. Tai manau bus cool, nes Rapolas irgi toks linksmų plaučių bachūras, mėgsta žvejot. Nežinau kaip su ta žvejyba Kauno mariose šiais metais labai nedosni. Netikiu ir nesitikiu, kad kažką pagausim, bet jeigu tai bus žuvis, bonusas šitam visam tripui bus labai neblogas. Tai va, iki pasimatymo traukinių stoty. Jo, va, ką tik atvažiavau. Tai viskas okei, paluktelsiu. Nu va, sakiau, aš pirmas varysiu, bet teks manęs biškį palaukti. Nieko, 3 minutės ir aš vietoj. Ką yra, seni? Kartą su kamerytė, sveikas gyvas. Lava. 100 metų. Ką, varysim? Tikėkimės gerų laimingų, na? Param, varom į žvejybos parduotuvę dabar. Jo, super. Pirmiausiai iššausim tenais, pasižiūrėsim kažkokių masalų, nes Rapolui reikia, labai sakė. Tai va čia va yra žuklės parduotuvė. Aš dažnai va čia va varau. Ir paskui dar yra ten gale, jeigu čia nieko nepamatysim, galėsim nuvaryti galą. Man belia kuriai, man šiaip labai daug nereikia, minimaliai, biškį gumų, pasimsiu valo dar dėl viso ko papildomai. Tu su pintuku žvejoji? Jo. Kažkaip taip rekomendavo ir nieko kito. Žinai, dar kas žiauriai gerai, pintuką nusipirkti, kur būna su matuotas metrais. Spalvotas tas? Jo, spalvotas, bet būna ten kas 10 metrų, yra kas metrą. Yra kas 10 metrų viena spalva, bet kas metrą dar tokie tarpukai, žinai. Ir tu kai žvejoji, kai trauki, tu maždaug matai greitį. Žinai, tempimo savo, žinai. Tas, kai būna vienspalvis, tu tiesiog tempi ir nelabai suvoki, kiek tenais atrodo tas žuvis šokinėja. O palei tą, taip, žinai, žiūrint, ne tai, kad ten metrus skaičiuot, bet to masalo, žinai, įsivaizduoji. Tiesiog patį greitį, dydį, ta prasme, įsivaizduoji. Ta pati, žinai, ten šuoliavimą, dar kažką, kiek tu ten patempi, kiek pasuki. Reikės gal pavandyti, nes aš tai jo toks pradedantysis, žinai, pas mane tai tas Tai tu žinok, aš pats nesenai tą bairį atradau. Man čia vienas parekomendavo, aš kitoj žuklės dar parduotuvėje apsipirkinėjau. Tai sako, labai gerai, sako, bandėjom, ne, davai, sako, pabandyk. Nu ir iš tikrųjų toks, iškiuka kitaip suvoki tą. O dabar, pavyzdžiui, tu žvejoji su metaliniais pavadėliais ar su fluorokarbonu? Fluoro. Nes irgi galvoju, ar apsimoka, bet turi kelis pavadėlius, taip dėl visako. Bet aš irgi visą laiką su fluorokarbonu. Man kažkaip pačiam smagiau. Man kas patinka, kad tu gali pristraukti prie pat, žinai, su tais pavadėliais vis tiek turi palikti ir tada toks minamutas. Man patinka, kad tas nėra to užkibimo. Ką, mes pasiruošę? Varom į baidelį. Pagauti reikia. Užsives. Jo. Dim. Tai ką, su Rapoliuku varom jau žvejot, sėdim kateriukį. Reikia
Abudu parodė. Kad abu tilptumėm į Kad abu kadrą. tilptumėm jo. Užsimetėm kol kas prasivilkti, kol nuvarysim iki degalinės užsipilt kuro. Ir Rapolas dar kažkodėl netraukės, manau, nori labai spiningauti, ne? Ar velkiauti. Nu, pasižiūrėsim, paspiningausim, manau, bet... Realiai laiko turim va. Jo, viską spėsim. Jo, viską spėsim, padarysim. Svarbiausia, gera nuotaika. Bam! Po to metimo Rapolo niekas nebematė. Kažkur išplaukė. Ne, nu aišku, juokauju, bet matot, nuotaikėlės nėra. Ne, vėl juokauju, čia ne apie tai. O žvejojame mes ilgai. Kaip pradėjome, taip ir mėtėme. Mėtėme, Rapolas mėtė. Aš mėčiau. Metimas po metimo ir bam smūgis Rapolui. Ką, nu, nespėjom iš tikrųjų nufilmuoti, bet pagavom pirmą žuvį. Ir nepatikėsit. Ta prasme, tokio didumo ir jį puolė šitą masalą. Bet visiškai save palaidojo. Ta prasme. Ešeriukas, va, vėl rekordinio mažumo. Aš varau ant mažumo, mano rekordai visi tokie. Šoksiu? Karštis tą dieną buvo žiaurus. Ieškojame vietos išsimaudyti ir kurgi nerasim, kai esam ant vandens. Tai dienoje buvo smagiausias momentas. Aš tai neslauksiu. Vala, žiūrėk, pabandysim padaryti. Tau biškai anksčiau išmesti. Ir bandysim padaryti. Žiūrėk. Stenkis kuo greičiau atsuk link manęs, aš bandysiu. Aš veido tai. Nežinau, ar pagavau. Tai žinai, vandenį iššokį ir nejauti. Tai ką, dariau mažai vidosų. Bet taip pradėjau kažkaip. Biškai geriau galiu suformuoti sakinį. Biškai geriau reikėtų suformuoti sakinį. Mažai pafilmavau, bet ką dienos eigoj, nu nepagavom nieką. Nieko nėra. Ne, yra. Bet Rapolas žuvį matė. Jo priplaukė, jo masalą prie pat katerio prisivijo, tai matė. Man buvo kliovas, bet nepakirtau. Tai kol kas kaip dienos metu, sakyčiau, nėra labai prastai, bent jau kažką matėm. O dabar ką, maistuką darom. Pasistiprinsim vakarui. Taip, nebūsim alkani. Mėsytė dar laukia. Tai pirmiausia, iškepam daržovės. Daržovės galės... Ui, tu matei. Nu čia judesys yra, stiprus judesys. Ir mes tą vietą kažkaip tikim, tai galvojam, čia pavalgysim. Ir pabandysim toliau dar čia neapleisti tos vietos. Pamėtyti. Tai nelabai aišku, kas čia aišku, gal ir lydekos, gal ir salačiai siunta. Tai vis tiek mes pagausim jį. Pagausim. Kadrus. Kas man patinka ant dujinių grilių, tai greitai įkaista.
Jo, Prasme, įjungiai, 2 minutės, ten grotelės užkaito, viskas, žinai. Ir kas gerai, dujinis grilius laive siubuoja, vėjas, jeigu būna, žinai, pakelia. Prapučia? Jo, pakelia, tai labai didelė tikimybė plasmasė visur, viskas, žinai, kad kažkas apdegs, užsidegs. Jo. O čia rami galva? Na. Dėl to man tai biškiuką atrodo, kad yra katerių, kur užsidėję, žinai, tos tikrus, žinai, šašlykinės. Jo. Gerai, kai geras oras, ten nebanguoja, žinai, gali čilint daryt. Va, kepa mūsų daržovės. Dunukas va, biškiuką pradeda rūpt iš tos kasetės. Bandom neprarasti tikėjimo. Taip gerai, matęs vienoje vietoje, sukuriuoja, šoko jinai. Jau reikia kelti droną. Vis tik liūdė, kad... Dabar tą dar paklausą. Pabėgo? Lemba. Bet tikrai turėjai, mačiau, esi. Nes čia į dugną jau 12 metrų ir neįkabinti. Nu.
ką turi? Opa. Nu va. Ko ir te reikėjo pajudėti, ne? Tik iš vietos pajudės, nelegalas, bet gražus starkiukas. Ką tu, nu, tai rezultatyvus mano šiandien pirkinys. Na. Ai, naujas? Jo, čia iš tos va. parduotuvės. Nu va, tik ir reikėjo, ko reikėjo, pajudėti tiesiog. Taip, įsikabinęs, ne? Nu, mums tetuką mamytė į močiutę. Nice. Ai, judam toliau. Ir taip yra. Nėra. Jo. Nice, smagu. Tai, pasirodo storas turi. Tik pajudėjom. Aš irgi taip pamačiau jau. Žinai. Tu atsisukai, aš irgi taip. Bet karšto nebuvo dar tenta, ne? Negirdėjai. Tavo velka kažką. Va, jo, įsivaizduojas, matyt, bomberis. Nu, gal užkabinęs su valu, žinai, nedirba kažkaip. Jisai neskęsta tau tiesiog seniai bomberis. Jisai gal gražiai juda, bet žinai. Jo, negreitai turi varyti. Velkiaujant. Oi, ramiai. Oho. Atsikabino. Uik, tu bet neblogas. Nu va, velkiaujant. Susigavo. Dabar. Ir to iššoks jisai tau. Oho. Pala, žiūrėk, aš. Ilgio tau reikia, ne? Tokį lame variantą. O kiek starkiai turi būt? No. To krašto. Šokas gal. Be vienas. Nu, kas legalas ar ką? Jo, legalas.
Labas rytas. Ką, vakarą užbaigėm praeitą su nuotykiais ir jau galėjau, nesinorėjo nei filmuoti, nei kaip sakant, maivytis prieš kamerą, nes grįžtant viskas okei, pagavom dar vieną starkiuką. Starkiuką, legalų, gražų jau, jo. Ir radom vietą miegojimui, prisinkaruot, nuleidau inkarą, pakėliau užfiksuot ir nutrūko inkaras. Kaip sakant, be nuotykių praeito vakaro užbaigti negalėjom. Tai teko nuo Kauno marių pradžios plaukti į uostą. Bet savo minties nepametam ir iš laivo nelipam. Tai ką, pasidarom pusryčius, pavalgom ir antras dublis. Bandom toliau. Rytinė žvejyba prasidėjo. Rapolas aktyviai sportuoja, gaudo, o mano šiandien darbas ieškoti žuvies ir aiškinti Rapolai, kur ir į kurią pusę metam. Šiandien gido darbą. Jo, šiandien tokį gido darbą darau, nes vakar laimikį kaip ir turėjau. Tad šiandien pasiaukoju ir bandysim, norisi, kad tas rapolas pagautų, pajaustų tą žuvies smūgį. Ar starkio prigulimą tokį. Kaip sakant, žuvies rodo yra, tik tais vat ją sudomint. Dabar liko mums užduotis sudominti ir pakirsti. Iki challenge'o pabaigos liko, dabar yra be 29. Iki challenge'o pabaigos liko visai nedaug. Dar normaliai, 3 valandas. 3 valandas, jo. Biškiai už manęs, debesiukai lyg tai kaupėsi. Gal dar ir lietaus šiandien gausi, nieks nežino. Gavom saulės, turėjom debesų, dabar gavom lietaus. Challenge'o pabaigai, jo, ta prasme, turėjom galimybių visokių, žinai, kai sako, ai, biški per lietų lyja geriau, biški per karštą, žinai, reikia debesuotumo, buvo viskas, žinai, bet vat, kad ta žuvis neima. Vis vilčių mažiau. Laikas senka. Jo, užmetimų kiekis didėja vis atrodo skubėti pradedam. Darbas vyksta laive, pokalbių mažai. Tai va, varom toliau. Na, šis video dėja taip ir užsibaigė. Mūsų challenge'as įvykdytas, tačiau Rapolui gaila, bet žuvies pagauti nepavyko. Tačiau tikiuosi, kad bent kažkokiamis žiniomis pasidalinęs, jis įgavo bent šiek tiek žinių, kaip pradedantis žvejys. O mes su juo dar tikrai susitiksime ant vandens ar kažkur turistaudami ir tikrai pagausime tą didelę gyvenimo žuvį. Galite pasiekti jo kanalą R kvadratu YouTube'e, jis deda įdomų kontentą, kurį tikrai bus įdomu pažiūrėti ir jums. Na žinoma, nepamirškite paprenumeruoti ir mano kanalą. Žvejai, kapitonai ir turistautojai.